šiuo metu pagrindinis mano užsiėmimas ir yra, kad vedu paskaitas, seminarus, konferencijas, keliauju su tuo. Ir dažniausiai tai yra susijęs su ajurveda, su daktaro Tursunovo gydymo sistemomis, taip pat su meditacija. Man labai patinka bhakti joga, yra tokia sistema senovinė, čia iš vedų paimta senovės vedų sistema. Sanskrito traktatai senovės užrašytos tokios knygos yra daug, prieš 5000 metų pagrinde, ir juose yra bhakti joga tokia aptarta, aš bhakti jogą dar propaguoju. Tai šiandien daug išgirsit daugą iš bhakti jogos, daugą iš vedų, šiek tiek iš psichologijos, neurolingvistinio programavimo, man tos dalykus irgi truputį teko studijuoti. Ir šiuo metu irgi studijuoju, toks universitetas yra Naugažizm, vadinasi, Kryme, tarptautinis, tiesiog surinkta iš visos buvusios Sovietų sąjungos, nes rusiškai dėsta ten, tai ta erdvė tik supranta rusiškai. Ten iš visų tokių po sovietinių valstybių suvažiavę žmonės ir ten alternatyvi psichologija dėstama, nu tokia kitokia, reiškia, kuri veikia online, įdomi psichologija. Tai va, tai apie tai irgi truputį papasakosim, tam bus įdomu. Ir kas turėsit asmeninių, labai kažkokių trumpų klausimų ir bijosit juos užduoti po paskaitos ar paskaitos metu, tai bandykite pasigauti mane po ar prieš meditaciją kažkaip užduoti. Dar vienas klausimas, kadangi Lietuvoje išvažiuojant mačiau daug reklamų ir dėja rinkimai, o lietuviai labai mėgsta balsuoti, kaip faktas. Padarom dar vieną balsavimą, čia kad man būtų lengviau orientuotis. Kas esat internete klausę kažkokią mano paskaitą? Girdėję, klausę, žiūrėję, matę, su kuo esu virtualiai pažįstama? Nu, beveik pusė žmonių, apie pusę, plus minus. Tai va, pusė bus visiškai, kaip sakant, naujai pažintis, naujai šokiruoti, o kiti jau iš seniau yra šokiruoti, tai viskas gerai. Viskas gerai. Dar vienas toks dalykas, kad aš dažnai paprašau reakcijų iš publikos, ką nors ten truputį papasakoju, nors vieną momentą ir paprašau kokios reakcijos, kaip jūs apie tai galvojat, ar jūsų gyvenime tai būna, nebūna, kaip toliau. Nu, su lietuviška publika yra viena problema, nežinau, pažiūrėsim kaip Airijoje. Airijoje niekada paskaitų dar nevedžiau. Bent jau Lietuvoje, grinai, kai Lietuvoje būna paskaitos, tai yra visada problema išpešti kažkokį atgalinį ryšį, praktiškai misija neįmanoma. Arba misija neįmanoma, nu kažkas panašaus, nes labai jau sunku. Užsienį, kai bendrauju su lietuviais, kažkaip lengviau, jie ten kažkokie laisvesni. Jeigu su užsieniečiais, tai iš viso, jie mušasi ten, kaip nori kas nors ką nors pasakyti, ten jeigu ypač didesnė salė, ten dalyvauja kokiai konferencijoje, žmonės ten renka atgalinį ryšį, tai visi ten šaukia, rėkia, rankas kelia. Tai va, tai nebijokit, jeigu kas turėsit kokį, aš paprašysiu, kaip jums atrodo, kaip jūsų gyvenime yra, jeigu turėsit kokį pastebėjimą, padiskutuoti, pasakyti. Tai pradėsim turbūt nuo tos populiariausios temos pagal statistiką žiūrint, tai yra vyrai, moteris, meilės santykiai. Jeigu niekas prieš. O paskui nebijokit, ypač rytoj, kadangi jau šitą temą pavystysim, nebijokit klausti ir užduoti jums aktualias temas ir toj paliksim daug laiko jūsų pasiūlytom temom, taip sakant, jūsų klausimams arba tiesiog jums dominančiom temom, kad būtų galima detaliai tai išnagrinėti. Ir rytoj aš taip po paskaitos, kas norės trumpą meditaciją padarysim, nu jau ten visą. Va, toks prašymas iš publikos. Tai va, tai aš dažniausiai vyrų ir moterų santykius, kiekvieną kartą pradedu nuo kitos pusės aiškinti, nes man ir pačiam taip įdomiau. Tai va, bet šiaip vienas iš pagrindinių punktų, ką visada reikia pradžiai paminėti, kad vyrų ir moterų smegenų veikla skiriasi iš pagrindo, iš prigimties. Kitaip sakant, ten jungtis yra kitokios, laukai kitokios ir pats veikimo principas. Pavyzdžiui, pas vyrus ir moteris yra visas pagrindas veiklos priklauso nuo dviejų pusrutulių. Tai yra kairysis ir dešinysis. Tai pas vyrus ir moteris jie veikia skirtingai. Pas vyrus jausmų ir intelekto pusrutuliai, vienas yra labiau atsakingas už jausmus, emocijas, spalvas, kitas pusrutulis atsakingas už logiką, matematiką, skaičiavimus, tokius apibendrinimus, įsiminimą ir panašius dalykus. Ateikite čia. Tai
labai įdomi vieta, kad vyrų smegenų pusrutuliai, moteris dažniausiai juokiasi iš to, sako, vyrai jie tokie neįgalūs, pas juos tik vienas pusrutulis gali veikti vienu metu. Čia tiesa, kaip iš tikrųjų yra. Vyras arba jisai pasijungęs ant emocijų ir atsipalaidavęs, arba jisai kažką susitelkęs ir jam, pavyzdžiui, jeigu darbas galvoja, tuo metu jam linksminti sunku, kai jis apie darbą galvoja. Jeigu jis linksminasi, jam ten apie darbą ar kažką. Ir vyras, kai užsilinksmina, moteris viso žino, tada jį reikia nešti namo, tempti, vilkti. Aš kada nors padarysiu greitų laikų paskaitas, renku labai geras skaidrės, tai iliustruojančias. Ir dažniausiai Rusijos žiniasklaidai randi tokių nerealių paveiksliukų ten tokių dar, dažniau, kaip ten koks vyras, toks labai gražiai suviniotas, pabakas. Ir tokia moteriškė su tokia dydžio kablukais įtempia, tiesiog net žodžio prasme namo. Jis gražiai miega. Tai čia reiškia, moteris laiku neperjungia vyro jausmų pusrutulio ant intelekto. Nes viena iš pagrindinių moters funkcijų yra, kai mato, kad jau vyras per daug atsijungia, jį perjungti į kitą pusrutulį, pavyzdžiui, ten prieiti ir laiku jam priminti. Nors vyrai už tai labai nemėgsta moterį. Rytoj į darbą, tau reikės anksti keltis, užteks, kiek galima. Viskas, gana, važiuojam namo. Nes moterim tai lengviau padaryti moterų funkcijos. Neturi tikėtis iš vyrų, kad jie, kai užsilinksmino, žinos, kada sustoti. Dažniausiai vyrai nežinos, kada sustoti. O čia ir bėda. Jeigu vyras tikrai atsipalaidavo, jau grinai persijungia ant jausmų pusrutulio, jam tas procesas eina ir eina. O pas moterį abu pusrutuliai dirba sinchroniškai vienu metu. Arba tiksliau, jie labai greitai persijungia. Jeigu pas vyrą vienas arba kitas pusrutulis, tai pas moterį abu vienu metu. Kaip superkompiuteris. Ir vyrus tai varo į visišką nerimtį. Nes moteris prieina prie, pavyzdžiui, jis sugalvoja. Ji neturi jokio ketinimo sukelti konflikto šeimoje, ji neturi jokio ketinimo iš viso sugadinti vyrų nuotaiką ar kažką. Jai tiesiog, kadangi nuolat jausmai ir intelektas kaitaliojasi ir ten viduje verda, jie tiesiog sėdi namie ir ten varto žurnalą, skaito knygą ir jai kažkoks kyla klausimas. Tai galvoja, aha, gerai, reikia išsiaiškinti su vyru, ką darom šitą klausimą. Jinai ateina, pats vyra. Kaip darom, taip ir taip, taip ir taip, taip ir taip. Ir vienu metu jam pateikia visada bent 2-3 variantus. Vieną iš emocinės sferos, kitą iš intelekto. Vėl iš emocinės iš intelekto. Ir emociškai spaudžia iš intelektualiai. O vyras negali taip greit persijungti. Labai retas. Gėjai ten gali taip panašiai. Bet normalus vyras jis negali taip staigiai persijungti. Tas. Ir ką vyras tada daro? Susinervuoja. Bet reikia kamščiai stalas. Darysim taip, priima sprendimą. Kadangi jis yra sunervuotas ir priverstas greit priimti sprendimą, jis dažniausiai suklysta. Pagal statistiką. Ne visada, aišku, būna ir pataiko. Tada, kai jis suklysta, aišku, dar po to, kai jis priima sprendimo moteris, kadangi jinai pas ją jausmai ir intelektas nuolat persijungia, jinai dar visada tuo abejoja. Nežinau. Ir po to, kas gaunasi, jeigu vyras nedaug dieną suklydo, jinai paskui jam kitą dieną graužia jį. O ką aš sakiau, nes kokį sprendimą vyras beprimtų, moterisgi už 2, 3 ar 5 pasisakė. Ir jeigu sprendimas buvo neteisingas, tai jinai buvo teisi kažkur kitur. Jinai visuose sprendimuose buvo teisi. Vyras gaunasi to. Tai va, vienas dalykas, ką vyram reikia suvokti, čia toks pradinė linksma įžanga, kad vyrų ir moterų smegenų pusrutuliai šiek tiek skirtingai veikia. Todėl kartais nereikia iš moterų reikalauti, kad jos galėtų vieną dalyką ilgai, sistemiškai, kantriai ir tik į jį susikoncentravusios daryti, pavyzdžiui. Nes vyrai gali, o moterims tai yra sunkiau. Moteris irgi gali, bet jom tiesiog tai yra daug kartų sunkiau. Kaip pavyzdžiui, vyrui daryti 5 darbus vienu metu yra praktiškai neįmanoma. Moteris tai daugumą daro kasdien, realiai. Kalba kokiu telefonu, maigo dar kokį kompą, su ranka supuoja vaiko vežimėlį, ten kažkur puodas fone verda, kuris yra maišomas ir nemaišomas protarpiais. Dar, aišku, vedamas per balkoną dialogas su kaimynė ir taip toliau. Ir dar kokie 5 procesai, ten televizorius stebimas fone, čia žurnalas atverstas, nes reikia žinoti, kas ten ką padarė ir ko nepadarė, Lietuvoje ir visur kitur. Ir tie visi procesai šiaip dažniausiai vyksta gan neproblematiškai vienu metu, sinchroniškai pas moterį. Jeigu vyrui liepi va taip daryti, jam dažniausiai užkaista. Ir jis pjauna į viską ir pradeda normaliai, pasidaro kažkokią sistemą, sąrašiuką ar kažką, dabar padarysiu tą, dabar padarysiu tą. Nes jam taip žymiai geriau ir palankiau.
Ir vyras šiaip ir turėtų taip dirbti, jis turėtų stengtis susikoncentruoti giliai į vieną veiklą vienu metu, nes tada jis gali didesnį efektyvumą pasiekti. Moteriai tai yra sunkiau, moteris irgi gali į vieną veiklą susikoncentruoti. Tai va, tai idėja, bent jau kaip biologai, genetikai ir visi kiti, kai patyrinė žmogaus smegenis, tai kai kurių jungčių pasigyra, ten smegenys yra 9, 10 kartų, 4 kartų, čia skirtingose sluoksniuose skirtingai daugiau. Pas moteris kitų jungčių ten daugiau arba mažiau, kanalų ir visokių kitokių. Tai reiškia, kad žmogaus smegenys vyrų ir moterų yra gan skirtingos. Ir pavyzdžiui, mokslininkai jau labai senai yra nustatę, kad neapsimoka niekada vyrų ir moteriai ginčytis dėl spalvų. Arba dėl kažkokios estetikos, ten vaizdo ar panašiai. Dažniausiai tos diskusijos būna namie, kur nors. Nes moteris ir vyras mato spalvas ir suvokia kitaip. Visiškai kitaip, faktas. Pas moterį paletę, nežinau, jinai ten gal 10 kartų yra didesnė. Jeigu moteris vyrui sako, kad čia yra granatos spalva, su turkio priespalvių ten ir dar toksai, ir čia su smėlio tamsumo ir dar ten kažkaip, o vyras sako, ne, čia pilka. Tai reiškia, kad vyras mato pilką, o jinai ten mato granato atspalvių kažkokį ir taip toliau. Realiai taip yra. Dėl to, sakoma, ne tik dėl skonių reikia nesiginčyti, dėl spalvų ir panašių dalykų irgi galima per daug nesiginčyti, nes vyrai ir moteris jos gali suprasti skirtingai. Ta prasme, tai yra gan skirtingi dalykai. Ir visas tas suvokimas reikalingas tik vienam dalykui, kad jūs galėtumėte įeiti į tokį nuolatinį sąmonės lygį, kuriame būtų suvokimas, kai yra vystomi santykiai su kitu žmogumi, kad jis yra kitoks. Kad jis yra kitoks ir aš niekada neturiu stengtis jį padaryti toks, koks esu aš. Nes čia yra didžiausia santykių klaida arba bet kokia bendravimo klaida. Kitas stengtis padaryti toks, koks esu aš. Tai neįmanoma apskritai. Įmanoma žmogų prispausti, laikinai ten sugniuždyti, sulaužyti. O tai dažnai, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai aš tai dažnai pastebiu, kad yra labai daug sulaužytų vyrų, visiškai sugniuždytų. Nes moters psichika šeimoje yra 9 kartus galingesnė. Pagal elektromagnetinius laukus, pagal mąstymo galingumą. Mąstymo aš neturiu galvoj skaičiavimo ar ten, tai paaiškinsiu, ką turiu galvoj, pagal šeiminės energetikos mąstymo. Taip sakant, moters smegenys, kurios yra susietos su jausmais, emocijom, šiluma, ten santykiais ir panašiai, yra iki 9 kartų gilesnės ir greitesnės ir subtilesnės negu vyrų. Kitaip sakant, jausmus, emocijas ir panašius dalykus moteris iki 9 kartų giliau ir subtiliau išgyvena negu vyrai. Galit pastebėti, vyras ten, jis būna, moteris ten kas visai kitaip išgyvena. Ir tai natūralu, tai nėra, kad kažkas dirbtino ar panašiai. Smegenys šitoje vietoje veikia kitaip. Ir tai santykiams, tiek vyram tai yra būtina suprasti, kad, pavyzdžiui, moteris visai kitaip gali sureaguoti tą patį įvykį. Dažnai vyrai nesupranta ir kaltina, sako, ko tu čia panikuoji, ko tu čia jaudinės ir taip toliau, pyksta ten visą kitą, sako, ko tu čia... O jie nesupranta, kad moteriai, jinai, jeigu neišleis to jausmo, jisai kondensuosis pas ją. Jeigu moteris jausmus kondensuoja kokį gerą 10 metį, pas ją prasideda lėtinės ligos, paskui visokios kitokios sunkesnės, jinai greičiau sensta, raukšlėjasi, sutrinka jos hormonų pusiausvyrą ir tada viskas eina velniop. Kitaip sakant, ta mašina pradeda byrėti gabaliukais, kaip koks Opelis po 20 metų. Po 30 viskas gabalais eina. Tai va, tai vyrai turi žinoti, kad moteriai išreikšti jausmus yra viskas gerai. Ir jeigu moteris kartą per savaitę namie pakelia skandalą, tai pasak psichologų čia yra labai gerai. Bet jinai turi žinoti, yra pagrindinės taisyklės, kaip reikia kelti skandalą, koks jis turi būti, ką galima sakyti ir ko negalima sakyti. Jokių būdų, o moteris to nežino ir dažniausiai šitoje vietoje susimauna. Niekada negalima įžeisti vyro, rimtai įžeisti. Galima ten kelti visokį skandalą, ten daryti, pavyzdžiui, skraidančių lėkščių tūsą, žinot, net pažinti skraidančius objektus. Porą lėkščių ten nuėjai, nusipirkai kitą dieną į parduotuvę porą naujų ir kiek. Bet jausmas išleistas, emocija nekondensuota, viskas gerai, po to vėl gali ateiti įsimylėjimo stadiją. Nes pradinių santykių stadija yra 4 tokie lygiai. Pradžioje, kai žmonės įsimylė ir viens kitam labai patinka ir ten, jėga. Šitas greit praeina. Skirtingai nuo kiekvieno žmogaus biochemijos įsimylėjimo lygio, pas vienus tas įsimylėjimas per kokį mėnesį 2 praeina, kitiem pusmetis, maksimum gali trukti iki poros metų. Bet tas pradinis toks, tie rožiniai akiniai,
įsimylėjimas praeina. Aš dar dažnai vardan mokslinio tyrimo padarau visada auditorijai tokią apklausą, paprašau, atsiminkit tą akimirką, kai buvot įsimylėję. Pirmasis dienas, skraido ten viską, draugaujat. Va, ir kiek ilgai tai išsilaikė? Pas kiekvieną būna skirtingi laiko tarpai, labai skirtingi. Bet tam laikotarpį kažkur, tarkim, nuo mėnesio iki 2 metų. Kai paklausi, o pas ką tai išliko, ir dabar yra lygiai taip pat, kai buvo pirmas dienas kelias. Tai, dar praktiškai neteko susidurti su tokiu žmogu, kuris nuoširdžiai pasakytų, kad jo, taip kaip buvo pirmą dieną, taip ir po 5 metų. Mes taip pat vaikštom, skraidom ten, viens kitą kutenam iš ryto ten, kaip eskimai su nosim bučiuojamės, ten dovanas viens kitam nešam, mieloji, aš dėl tavęs viską padarysiu, žodžiu, kad kai buvo pirmą ten, antrą dieną, trečią ten, atsimenat, jo? Va, natūralu, jeigu moksliškai žiūrėsim į šitą reikalą, ta prasme, tiek iš vedinės psichologijos, tiek iš neurolingvistinio programavimo, tiek iš chemijos pusės, įsimylėjimas, tas pradinis, tai yra tokia stipri, kaip čia pasakyti, cheminė reakcija, jinai turi praeiti. Nes tai yra narkotinė būsena. Tuo metu žmogaus liaukas ten sintetina tokius narkotikus, jie ten vadinami laimės, meilės narkotikai. Bet šiais laikais jau mokslininkai tuos kai kurios narkotikus ištyrinėjo. Ir dabar, jeigu vyras pas jūs ateina, atsiklaupia ant kelių ir sako, aš tave įsimylėjęs, kiek už manęs. O jūs, pavyzdžiui, abejojat jo meilę, nes jūs, pavyzdžiui, esat turtinga moteris, tai toliau jūs galvojat, gal iš čia pinigų mano nori ar ką. Va, jūs galite drąsiai jį nusiųsti į ligoninę, ten, sakyt, pasidaryk kraujo tyrimas ir ten pažiūrės, kokia va to įsimylėjimo narkotiko koncentracija pas jį kraujyje. Jis įsimylėjęs ar jis visai neįsimylėjęs. Aš čia juokauju, ta prasme, nes man tai patinka, jūs nepykit. Bet jo, šiaip iš tikrųjų tai taip yra. Atrastas tas yra, kaip čia pasakyti, jeigu meilės hormonas, narkotikas, tas įsimylėjimas, tie rožiniai knygai, jie paskui nukrenta. Įsimylėjimas neturi nieko bendro su meile. Neturi nieko bendro. Su ta tikra ilgametė meilė, kuri neblėsta, auga ir paskui plečiasi, įsimylėjimas pradinis neturi nieko bendro. Apskritai, tą meilę tikrą galima užauginti net be įsimylėjimo. Ir taip dažnai netgi būdavo, jeigu pasikalbė ypač kokiais senesniais laikais, kai dar buvo tokie įdomus dalykai praktikuojami, kaip pavyzdžiui ten, kokiam kaime, senoviai, kokiam mergaitė, kokiam berniukui pažadėdavo ar panašiai, arba ten tėvai susitarė, vaikus sutokia, neklausė jų, ką jie galvoja viens apie kitą. Ir jie iš pradžių galvoja, tragedija, jisai tai toks nefainas, jinai man irgi nepatinka, aš tai Petrą myliu, o aš tai Onutę ten ir taip toliau. Bet paskui jie kartu pagyvena ir pamato, kad su laiku pas juos atsiranda žymiai didesnė meilė negu pas bet ką kaime, bendrai paėmus. Ir kaip čia yra? Nes tikroji ta meilė, ta, kuri išlieka ir auga, yra kaip augalas. Kaip šitas, jo, čia gyvas, gerai. Oi, plasmasinis. Va, gyvas. Būna visokių gerių ir plasmasinių. Tai kaip augaliukas, jeigu mes jį šiaip, nusiperkam gražus augalas, jo, bet esam įsimylėję, pas visus tai vyksta, įsimylim, ką nors jėga. Bet paskui, ir dažniausiai pas žmonės, pas mus yra tokia materialistinė sąmonė ir mes galvom, kad jeigu meilė atėjo, tai taip ir bus visą laiką. Ne, čia yra kaip meilė yra grinai gyvas energetinis darinys, kaip augalas, pavyzdžiui, jis irgi yra gyvas energetinis darinys. Jeigu mes jo nepadėsim ant saulės, jeigu neduosim vandens, jeigu nepersodinsim, tai užaugs didesnė erdvė, jeigu neduosim žemės, nepurensim, netrešim ir neprižiūrėsim ir nesirūpinsim, jis anksčiau ar vėliau visus lapus. Ir po metų, jeigu paliksim be rūpesčio, ateisit, rasit tik tais tokių ten šieno kupetėlę. Tai va tai dažniausiai vyksta santykiuose. Man labai patiko, kai, dabar neatsimenu, daktaras Krasnovas ar rašytojas Chakimovas, jo, man atrodo, Chakimovas, jo, pasakojo savo vaikystės istoriją, kai jis dar buvo mažas berniukas, jam gal 6 metai, ir jo tuo metu pusseserė, jau suaugusi moteris, graži teta, susirado vaikiną ir jau nusprendė tuoktis, vestuvės, jį įsimylėjo. Ir ateina teta į svečius pas jį ir jinai tokia visa tokia, žinot, skraidanti, laiminga, taip toliau, jinai ten pribėga prie jo apkabino, vedasi į parką, ten viską. Jis sako, teta, kas jų myli, jūs tokia, aš jūs gyvenime tokios nematęs. Jinai sako, ten rusiškai buvo ta istorija, ja žinius. Žodžiu, aš tikėsiu. Ir jis taip, vaikas, jis dar nelabai žinojo, ką tai reiškia ir taip toliau. Sako, ir aš tada pajutau širdyje, supratau, kad aš irgi noriu ištekėti. Jis buvo berniukas. Bet jis paskui pasako istorijos pratesimą.
kai po 10 metų jis sutiko tą savo budidelę. Tada jinai buvo, jis ją sutiko ir jinai tada buvo tokia labai depresiniai būsenai, tokia labai prastoj būsenai, su daug ašarų, pykčio, neapykantos, skausmo viduje. Kai jis tada jau buvo suaugęs žmogus, tada paklausė, kas yra, ir jis sako, nu va, susipykau su vyru, susimušėm, išsiskyrėm ir taip toliau. Ir jam tada atgijo tas momentas, kas buvo prieš 10 metų. Tai buvo visai priešinga situacija. Ir kai jis tada paklausė, sako, o už ko tu teki, oi ten, ir kaip jinai pasakojo, Maniškis, tai ten visi kiti, tai ten, o Maniškis, tai ten. Taip veikia biocheminė reakcija, bet pavyzdžiui, jūs kai išgeriat alkoholio, bet geriau negerkite alkoholio, tai nenaudinga jūsų sveikatai. Arba ten pavartojat kokių narkotikų ar panašiai, jums irgi tada visas, Rusai turi tokį posakį, mačiau internete, sako, negražių moterų nebūna, būna tik per mažai degtinės. Nežinau, ar jis taip ir veikia, tiesiog kaip ten parašyti. Bet iš principo, nes mano kūnas kaip reaguodavo buvo laikai, kai aš stipriai vartojau alkoholį, tai studentiškais laikais, pirmam kursė ypač, tai pas mane kūnas taip reaguodavo, kad jeigu tu daugiau pavartoji alkoholio, tai jis iškart atsijungia. Nes yra 3 tipų praktiškai žmonės, kaip veikia alkoholis. Vieni, kurie iškart tampa labai tokie, reiškia pas juos ta vadinama energetinė aistros būna suveikia. Iškart šnekėtis, bendrauti, prišneka nesąmonė. Kiti yra nežinojimo būna, jie tampa agresyvūs dažniausiai. Jiem iškart noras kažką parodyti, susimušti ar kam nors nosį išlyginti. Ir yra 3 tipas žmonių, kurie prigeria jiem iškart miegoti. Tai va aš iš to tipo. Labai neatsimindavau, kaip ten viskas po to. Nu gerai, čia toks lyrinis nukrypimas. Dėl ko visas ta įžanga ir kodėl aš pasakoju, ant kiek yra skirtingi moterų ir vyrų psichologiniai pusrutuliai, veikimas ir visa kita. Todėl, kad kol pas žmogų arba poroje ar santykiuose nėra suvokimo, kad abu žmonės poroje skiriasi mąstymu ir to pačio daikto matymu. Kaip minėjau, pavyzdžiui, su spalvom. Jeigu vyras ten mato kažkokią pilką tokią, o moteris mato ten tokią, tai jie abu mato teisingai. Tiesiog jų priėmimo superkompiuteris yra šiek tiek kitoks. Pas vieną yra Linuxai, pas kitą Windowsai. Jeigu kaip čia mes nesusišnekam? Pradžioj jie susišneka, nes kur yra įsimylėjimas, reiškia, kol abu kompiuteriai tušti gamyklai, reiškia, programinė įranga dar neimta, kas yra programinė įranga, tai yra nuosavas egoizmas. Kai mes esame įsimylėję, pas mus ego neveikia. Mes viens dėl kito, ką nori, galim padaryti. Vienas sako, kur tu nori, kur tu nori? Nu, einam gal į kiną. Jo, gerai, einam, kur tu nori. Bet aš nežinau, gal tu nori kokį teatrą, nežinai, nu. Po 5 metų tas pats vaizdelis. Ateina mergina, žinai. Einam kiną šį vakarą. Ne, nenoriu, einam ten į barą. Ne, nenoriu į barą, einam pas draugus. Nenoriu aš pas tavo draugus. Nebėra to tokio, kad aš dėl tavęs viską. Nes įsijungia programinė įranga. Kas yra programinė įranga? Baigėsi biocheminis poveikis, įsijungia Linuxai arba Windowsai, tai yra egoizmas. Įsijungia mūsų egoizmas. Čiukšt. Ir mes tada jau labiau apie save galvojame, o ne apie kitą. O tai, galvojimas apie kitą yra pagrindinis augaliuko laistymas. Jeigu meilė kaip gyvas augaliukas, tai pagrindė, kas tą augalą laisto ir neleido jam numirti, tai yra nesavanaudiška veikla kito atžvilgiu. Kai kitas žmogus jaučia, kad jūs darot dėl jo ir duodat jam kažką nuoširdžiai, tai žymiai labiau tai užsifiksuoja giliuose pasąmonės sluoksniuose, net neprotiniuose. Ir su laiku tai skatina tą žmogų atiduoti atgal. Nu, moterim vėlgi reikia pabrėžti, kad pas vyrus tas procesas šitas priėmimo ir atidavimo yra N kartų lėtesnis. Ir nereikia tikėtis, kad, nu, aš čia dabar būsiu su vyru gerai ir jį iškart pramuš. Jis ten reikia tam iš karto toks laimingas. Ne. Čia yra, kaip čia, mega klaida. Ne, pas vyrus veikia N kartų šitoj vietoj lėčiau. Pas vyrus kai kas kiti dalykai veikia greičiau. Moteris ir vyrai yra skirtingi. Ir dabar, nuo ko pradėsiu? Ką ir senovės traktatai, ir šiuolaikinės NLP ten tyrimai labai užakcentuoja, kad moters atitinkamas jungtis smegenyse sukuria elektromagnetinius laukus. Elektromagnetiniai laukai tai yra mūsų mintis. Mintis yra maži žaibukai tarp smegenų ląstelių. O jūs galvojat, šuo, ne? Ir ten atitinkamas žemėlapis iškart smegenyse. Milijardai žaibukų, kurie nupaišo atitinkamą paveikslą. Nu, ten turi košę kažkokią. Japonai išmoko tą košę skanuoti, fotografuoti, reiškia
arba Krilijano fotografiją naudoja, arba ten visokių laidukų krūvą prie smegenų prijungia ir skanuoja smegenis tuo metu, kai jūs galvojate. Jums paduoda popierio lapą, ten 100 žodžių prirašyta pačių įvairiausių, jūs galite rinktis bet kurį žodį ir sakyti, o žiūrit, aha, nu gerai, sakysiu šitą. Ir užduotis, kad jūs turit garsiai perskaityti tą žodį. Bet kad garsiai perskaityti, jūs pirmą turite jį mintyse perskaityti, taip veikia žmogaus smegenys, jūs negalite perskaityti, tiesiog kaip online. Jūs turite tą žodį pamatyti, čia suvokti, va, ten, pavyzdžiui, parašyta, nežinau, katinas, matot, katinas ir sakot, katinas. Tai va, ir šalia prijungia kompą. Jūs išsirenkat žodį, jau sakysit katinas, kompas jau jį užrašė. Kompas jau jį užrašė, nes jau smegenys įvyko tavo žaibų funkcija. O kas esat fiziką studijavę, žinot, kad nebūtinai, kai žaibas trenkia, apskritai, kai yra bet koks elektros laidas ir jeigu juo teka kažkokia srovė, jinai skleidžia aplink save lauką. Laukas skleidžia. Elektromagnetinė.